Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui. Gerą dieną visiems, dėkoju už rėmimą. Šiandien pas mus svečiuose randasi žmogus, kuris yra teisininkas. Jo vardas yra Lukas Juodelis. Labas, Lukai. Labas. Lukas yra ne tik tas, kuris gali jūs įgrūsti kalėjimą už tai, kad jūs nieko nepadarė, tik tai tiek, kad kovojat prieš sistemą. Ne tik gali po to jūs atstovauti teisme, nes jis ten jau yra ir prie tų, kur daugiau uždirba, aš turiu minį antstolį prie advokatūros. Bet pirmiausia, dėl ko Lukas čia yra, dėl to, kad jis labai domisi knygom. Ir knygom ne bet kokiom, o Salomėjos Nėries, senom knygom, kurias galima drąsiai būtų pavadinti spaudos ar literatūros artefaktais. Lukai, ir tu čia atėjai praktiškai su paskaita. Dar kartą labas. Labas, Algi, ačiū, kad po mano primygtinių įtikinėjimų, maldavimų ir neslėpkim didelės pinigų sumos, kurią vakar pervedžiu į tavo asmeninę sąskaitą, tu mane galų gale pasikvietei į laidą. Labai dėkoju. Lukas juokauja, iš tikrųjų nėra taip, nieko jis nesiprašė pas mane laidą, mes tiesiog seniai uostėmės ir pagaliau susiuostėm, Lukas pribrendo, kad pagaliau čia galima ir ateiti. Taip, tai ačiū. Ne, ačiū tau, taip. Ir šiandien planuoju šiek tiek papasakoti apie knygų kolekcionavimą, antikvarinių knygų ir dar tokio žanro kaip Fine Press knygų kolekcionavimą. Fine Press? Taip. Kas tai yra? Galbūt aš pradėsiu nuo to, kad Fine Press knygos tai yra tam tikras kaip ir judėjimas Fine Press buvo. Jisai atsirado XIX amžiaus pabaigoje. Buvo toks Williamas Morrisas, anglų poetas, gan neblogas. Ir jis nusprendė, kad jį jau iškniso tos masinės gamybos knygos, kurios eina iš gamyklų, net nespaustuvių masiškai. Jis sako, reikia grįžti atgal prie rankų darbo dalykų, knygų ant rankų darbo popieriaus, ir iš tų gražiais viršeliais. Kronikų iš esmės. Taip, ir jis buvo socialistas, kuris gyveno Kelmskoto viloje, Anglijoje. Viloje be abejo gyveno. Socialistai, reikia gerai gyventi. Taip, ir jis įkūrė Kelmskot Press spaustuvę, kuri buvo iš esmės viena iš pirmųjų spaustuvių, kuri jau pradėjo gaminti tas labai kokybiškas knygas. Ir jis dalyvavo kartu ir su prie Rafaelitų judėjimu, ten buvo toks Dante Gabrielis Rosetis, dailininkų visa karta, visi jie tokie buvo menininkai, rankų darbo gerbėjai ir tas judėjimas labai sparčiai išplito. Ir išplito, aišku, į Jungtines Valstijas. Ten buvo toks Roycroft Press irgi spaustuvė, kuri iš esmės imitavo, ką Williamas Morrisas darė. Netgi kūrė savo komunas ir jeigu eBay'ui, pavyzdžiui, susivestum, ten yra pilna visokių jų daiktų pagamintų nuo šaukštų iki šakučių visokiausių knygų laikiklių ir taip toliau. Viskas yra padaryta rankomis. Taip, eBay'uje pilna. Ir tas judėjimas išsiplėtė į Italiją, Vokietiją, prancūzai, aišku, padarė šiek tiek kitaip, jie išrado tokį žanrą, kaip, dabar pabandysiu prancūziškai pabandysiu ištarti, tai turbūt livre artiste. Tai yra knyga kaip meno kūrinys labiau, kai menininkas, dailininkas labai daug pripaišo paveikslėlių ir tada pritaiko kažkokiam tekstui. Tai buvo šiek tiek kitaip negu ką darė Fine Press judėjimas. Tai aš būtent tokias knygas kolekcionuoju. Jos apima apie 100 metų laikotarpį. Ir dar dabar jau pradėjau eiti truputėlį į ankstesnius laikus ir tie ankstyvi laikai yra jau virš 500 metų. Trumpa ekskursai prancūzų kalba yra laikoma, kad tai labai elegantiškai, reikia net labai atsargiai. Tačiau ten yra tokių žodžių, pavyzdžiui, pavardė Lefebvre, kas yra, skamba kaip Markizo ar ten Viskonto pavardė, iš tikrųjų yra tas pats Kalvis, Smith, Lefebvre. Aš nežinau, kaip ištarti, sorry. Taip, gerai, klausom toliau. Tu viskį geri, kas yra labai teisinga. Ne, čia iš tikrųjų mes Red Bullių balų imsim. Taip, Lukai. Vietoj Fantos iškeitėm. Jaha. Tai mano pasirinkimas yra kolekcionuoti Fine Press knygas, bet jeigu kalbant šiaip apie knygų kolekcionavimą, tai pačių įvairiausių ir kokių tik įmanoma būdų yra kolekcionuoti knygas, tai pavyzdžiui, yra first editions kolekcionavimas, tai yra pirmieji leidimai, ar ne? Tai ta knyga, kuri
pirmų leidimų pasirodė ne prekyboje. Čia kaip gitarose dažnai labai svarbu yra serial number, kuo mažesnis, tuo brangesnis. Mūsų knygos irgi yra, aš galėsiu pademonstruoti tą irgi skaičių magiją. Ir vienas lietuvis bandė vienoje lietuvių grupėje Facebook'e pardavinėti Hario Poterio pirmuosius leidimus lietuviškai. Lietuviškai. Taip, kaina buvo šiek tiek didesnė, negu kad galėtum nueiti nusipirkti naują setuką tų knygų ir jis įdėjo su ta kaina. Aišku, susilaukė gal 20 komentarų, kad yra asilas ir debilas ir ką iš čia siūlo, tegul nueina į parduotuvę ir pasižiūrė, kokia yra kaina. Ir jis tada bandė draugiškai paaiškinti, kad čia pirmasis leidimas, tai pirmą kartą Haris Poteris lietuviškai pasirodė parduotuvėse. Jis liko nesuprastas greičiausiai, ne? Ja, liko nesuprastas ir man atrodo, ten tas setas neaišku, kas ten jos su juo nutiko. Pirmieji Hario Poterio vertimai lietuvių kalba, tai buvo Prano Mašioto knyginėlis tarpukario. Ne, aš aišku juokauju. Aš tiesiog prisimenu, Prano Mašioto knyginėlis buvo ne tik pats Pranas Mašiotas, bet ir kažkoks jo matyti komercinis kūrybinis vienetas, kuris užsiėmė dar ir vertimais. Ir aš skaičiau mano mylimo Herberto Wellso, vienintelę knygą, kurią aš lietuviškai skaičiau, nes kitos tuo metu buvo mano skaitytos rusiškos. Tiesiog buvo vertimai po ranka. Tai buvo tiesiog neįmanomas vertimai. Pirmieji žmonės Mėnulyje buvo. Tai buvo tokio šūdinų. Tarsi, ne tik dėl to, kad ten buvo smetoninė ta kalba, kuria man visai žavi yra dabar. Tada nebuvo, kai aš buvau paauglys. Ir tai buvo siaubinga. Taip, ekskursas baigėsi. Tai taip, tai yra first editions, kaip ir minėjau, tada kiti kolekcionuoja tiesiog knygų viršelius. Knygų viršeliai gali būti patys įvairiausi. Man asmeniškai labai patinka odiniai viršeliai, dar būna pergamentiniai viršeliai. Čia, tarkim, čia yra pergamentas, tai čia iš esmės yra gyvūno oda perdirbta. Ok, pergamentas? Taip, pergamentas arba vellum, dar galima sakyti angliškai vellum, tai yra iš esmės išdirbta gyvūno oda. Vienas turbūt iš garsiausių viršelių buvo The Great Omar, tai buvo Omaro Hayamo rubajatai. Įrišti Londone, yra tokia Sangorski & Sutcliffe, dar vis tebedirba knygų ryšykla, dar vis tebeveikianti ir jie sukūrė tokį visiškai kosminį, įspūdingą knygos įrašą su gal 1000 visokiausių brangakmenių ir kažkoks bičas iš JAV laimėjo aukcione tą knygą Londone. Išlupo brangakmenis ir padarė daug žinių. Ne, jis padarė dar blogiau, jis nusprendė, kad tą knygą turi atplukdyti Titanikas. Okay. Dabar ta knyga yra kažkur po vandeniu, ne kažkur žinom tiksliai, kur nuskendo su Titaniku. Tai buvo turbūt brangiausias visų laikų viršelis. Tada bandydami kažkaip atsigauti, Sangorski ir Sutcliffe knygų ryšėjai sukūrė antrą tokią pačią knygą. Bet tada per vokiečių bombardavimą sprogo vėl iš šipulius. Tada buvo sukurta trečia knyga, tai va ta trečia knyga, tas viršelis dar jis tebėra, nežinau tik tais kur, bet matyti irgi kažkur Anglijoje. Per bombardavimą, aišku, Anglijoje, tai per Blitzą, aišku. Ja. Taip, per Blitzą, būtent per Blitzą sugebėjo pataikyti. Kalbant apie viršelius, kol geri, aš prisimenu, buvo toks filmas, yra iki šiol, vadinasi Paprastasis fašizmas. Sovietų propagandinis, žinai gal. Jis yra kelių serijų, ten aišku, dokumentiniai kadrai, ten viskas yra apie tai, kokie vokiečiai yra blogi. Kas ginčytųsi. Bet ten buvo vienas momentas, kur Mein Kampf buvo perleista, man atrodo, ir jo viršeliai buvo vos ne geriausi Vokietijos buliai suvaryti ir nudirtiems kailiai, ir jiems iš jų odos buvo padaryta tie prabangus viršeliai Mein Kampf. Geriau negu deimantai. Taip, tai iš tiesų, jeigu dar kalbant apie tas kailių dyrimus ir odų, tai senoviniams, pavyzdžiui, manuskriptams reikėdavo apie kokių 100 gyvulių odų. Dar šiek tiek kažką apie juos irgi vėliau papasakosiu. Okay. Ir jeigu kalbant dar apie viršelius, tai Viktorijos karalienės laikais, apie 1850-uosius ir panašiai, buvo labai populiari smaragdinė žalumos spalva, zelionkės turbūt reikėtų sakyti spalva. Ir ką mėgo daryti knygų leidėjai, tai viršelius tokius žalius. Aš prisipažinsiu, mano pats mylimiausias brangakmenis yra būtent smaragdas. Ir aš turiu
Čia mano vestuvinis žiedas ir mažytis yra smaragdas kiaurai. Tikiuosi, pritrauksi mums tą, kaip editinsi laidą ir mes galėsim pasimėgauti žalumą. Gerai. Ir kaip jie tą žalią spalvą išgavo, jie dėjo arseno. Tiesiog arseno. Na, kaip rusiškai arsenas, mušiek. O, labai, taip šiaip skamba prancūziškai. Jo, arba armėniškai. Ir jis mėgstamiausias nelabai geros moralės damų buvo priemonė nuodyti savo vyrą, nes gali ilgai nuodyti ir nelabai po to atrasdavo, dėl ko vyras mirė. Pradeda viduriuoti, blogai jaustis, po to miršta. Tai yra žmonių, kurie kolekcionuoja viršelius arseno. Jis turi tokią ypatybę, kad tos knygos jos naudojimo pradeda trupėti šiek tiek ir tos dulkės būtent ir yra tas nuodingasis dalykas. Jeigu jas įkvėpi arba suvalgai, pavartai knygą, nenusiplauni, tai turėsi bėdų turbūt. Tai sovietmečio arseną kišdavo dantistai numarinti nervai. Na, kodėlgi ne? Už kūpai tos laikus, Lukai? Ne, turbūt. Ne. Man tai yra kišę, ten, kai nervą reikėdavo traukti, 3-4 dienom nešioju tą arseną užbombuotą, aišku, po to išmę. Aš 90-aisiais gimiau su laisva Lietuva, skaičiuoju. Kaip galima gimti vėliau negu 90-iniai? Labai patogu skaičiuoti amžių 90. Aš 70, tai man irgi labai patogu. Tiesa. Tai tau 3-5 dabar yra. Taip. Ir, kaip sakiau, kolekcionuoju Fine Press, bet jau kuo toliau, tuo labiau pradėjau eiti jau į senesnių laikų knygas. Ir vis dar bandau įsigyti savo pirmąjį inkunabulą, tai yra knyga. Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas. Laidą remia įkrautas elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui.